Labas vakaras, laba diena, labas rytas visiems, kas žiūri šį įrašą tiesiogiai arba šią mūsų live transliaciją tiesiogiai. Na ir be abejo tiem, kas peržiūrės tai, kas bus likę. Aš esu Jurgita Jankuvienė ir šiandien jau 5. kasdienių herojų istorijos tinklalaidės epizodas. Kaip gimė šita idėja, aš jau esu pasakojusi ne kartą ir man dar kartą norisi pasidalinti, kad pati idėja šitos tinklalaidės yra labai paprasta. Noras paskatinti, nebijoti imtis pokyčių. Visiškai nesvarbu, kas tai būtų, ar tai būtų karjera, ar tai būtų gyvenamosios vietos pakeitimas, ar galbūt netgi santykių pakeitimas, kas irgi yra pakankamai didžiulis pokytis. Tai tiesiog, kad paskatintų. O kas paskatina geriausiai? Geriausiai paskatina turbūt tų žmonių istorijos, kurie tomis istorijomis dalinasi. Ir šiandien mano tinklalaidės viešnia, man labai smagu, kad kovo mėnuo taip gavosi truputį tyčia, truputį netyčia. Prieš tai tinklalaidė pradžioje kovo mėnesio kalbinau Laimą, kuri yra irgi tekstų rašytoja, kuria akrostikus, rašo tekstus įvairiems žurnalams ir straipsniams. O šiandien mano viešnia yra, leisiu savo taip drąsiai pasakyti, mano bičiulė ir sena pažįstama. Šiandien irgi drąsiai sakau rašytoja, nes esu perskaičiusi net kol kas vieną knygą, bet žinau, kad Nijolė rašo romaną, tai galbūt daugiau kažką atskleisi. Tai šiandien mano viešnia Nijolė Kudabienė. Šiandien rašytoja. Prieš tai buvo ir personalo vadovė, ir personalo profesionalų asociacijos vadovė, ir dėstytoja, ir visko, ir močiutė tame tarpe. Tai labas Nijolė, labai smagu, kad prisijungiai. Labas Jurgita, ir taip gražiai pasisveikina ir labas vakaras, ir labas rytas, žodžiu, laba diena visiems. Ir pirmiausia tau, Jurgita, ačiū, kad pakvietė ir taip gražiai čia mane įvairiapusiškai pristatėjai. Na taip yra. Ir mudvi pažįstamos, aš jau net nebesuskaičiuoju kiek metų. Tikrai pakankamai turbūt seniai, dar senai prieš pandemiją, nes dabar toks laikotarpis, ar ne? Iki pandemijos, pandemija ir po pandemijos. Tai mudvi pažįstamos dar po pandemijos. O šiandien apie pokyčius. Aš skaitydama pačios knygą Laiškai mano bendraamžiai, tikrai perskaičiau ne vieną tą pokytį ir perskaičiau, kaip tu per juos ėjai, bet kuriuo atveju vis tiek yra labai smalsu išgirsti iš tavęs apie tos pokyčius, kurie vyko. Beje, kas man pačiai buvo truputį staigmena, atsidarius, kažkaip nebuvau užfiksavus šito fakto, truputį, kai atsidariau tavo profilį Facebook'e, detalių pasirankioti, aptikau, kad esi Klaipėdoje. Šventai įsitikinusi buvau, kad dar tebesi Vilniuje. Žinai, Facebookas kartais krečia tokius pokštus, nes aš iš tiesų esu Vilniuje. Taip, Vilniuje, bet aš esu klaipėdietė. Ir Facebookas vieną kartą, kai aš susigalvojau, šiaip neskyriau didelio dėmesio tam Facebookui, bet kai susikūriau savo kūrybinį puslapį Virsme, kur iš tiesų viskas ir apie pokyčius ir vairius tokius dalykus, net ir tas pavadinimas Virsme, nuolatinėme Virsme yra. Ir aš galvoju, reikia, žinai, ten, nes tik Vilniui gimus, Vilniui augus ir maždaug. Ir aš tada parašiau, kad, Klaipėda gimimo vieta, o gyvena Vilniui. Ir pradėjo plaukti man laiškai kolegų ir draugų, tu ką, išsikraustė į Klaipėdą, nes jisai pranešė, kad Nijolė išvyko, Nijolė Kudabienė į Klaipėdą. Tai vat, tau, ko gero, žinai... Tai vat aš irgi papuoliau ant to kabliuko tada. Žodžiu, tai gali pasveikinti mane sugrįžusią vėl. Tai sveikinu grįžusi Vilnių. Taip. Tuomet viskas puiku.
Nijole, iš tiesų turbūt vienas iš momentų, dėl ko man buvo pačią smalsu pakalbinti, nes grįžtu prie tos knygos Laiškai mano bendraamžiai ir ten tam galiniame viršelyje yra toks užrašas, kad, na, visiškai nesvarbu, berot, tikrai nepacituosiu labai, labai tiksliai, bet kad visiškai nesvarbu, kokiam amžiai mes esam, mes vis tiek tos pokyčius darom ir tik nuo mūsų priklauso, kaip mes į tai pažiūrėsim ir iš kurios pusės, ir kad ta laimė tik tai priklauso nuo mūsų. Visiškai sutinku. Bet vyresniam amžiui juk žmonės tikrai dažnai baiminasi imtis kažko naujo. Va tavo rašytojos kelionė, nuo ko prasidėjo? Aš darau prielaidą, kad ji prasidėjo tame etape, jau kai pasitraukė didžiąją dalimi iš personalo, bet čia mano prielaida. Tu teisi. Gal dvigubas toks atsakymas turėtų būti, bet taip, tu iš tiesų teisi, nes pats rašymas ir ta pirmoji knyga gimė ir jau konkrečiai, kai aš jau galvoju, kad sėdu ir rašau, tai buvo tada, kada aš jau, dar dėsčiau verslo mokykloje, universiteto verslo mokykloje, bet tada aš jau galvojau, kad viskas rašau. Ir pradėjau rašyti, bet būti rašytoju aš norėjau dar viduriniai mokykloje. Mhm. Ir tą labai buvau pamiršusi dėja. Bet betvarkydama radau sąsiuvinį, prirašytą visokių ten nerašinėlių, apsakymėlių. Aha. Ir tada labai aiškiai iškilo, kad mano mokytojas sakė, Nijole, tu gerai rašai, bet tau reikia gyvenimiškos patirties. Tai va, sugrįžtant prie to rašymo, aš jau pagalvojau, kad aš jau pakankamai sukaupiau tos patirties ir rašau. Ir iš tiesų ta knyga, jinai pradėjau rašyti ne šiaip sau, kad atsisėdau vieną dieną, bet jinai man, pasibeldė, nusileido ir pati va ta mintis, va tokia, va ir tai, ką tu sakai, kad aš didesnę laiko dalį be abejo dirbau su žmonėmis, labiau jaunesniais, ypač verslo mokykloje, gerokai jaunesni žmonės buvo. Tai aš turiu pasakyti, mažiau mačiau draugai mano panašaus amžiaus ir iš tų draugų dar draugai. Tai didesnė dalis mano draugai buvo tokie, kurie nebijojo pokyčių. Bet vis tik matydavau, turėjau projektų, brangioji, kur aš dabar prisiminiau, turėjau projektą, kur aš nustebau, kad visiškai man nežinomas pasaulis 54+, kurio tikslas yra socialinė integracija žmonių arba padėti jiems į karjerą, žinai, sugrįžti, jeigu jinai buvo nutrūkusi. Ir tada aš žiauriai nustebau, nes sutikau žmonės, kurie iškrito ir nebemoka sugrįžti, pilni baimių ir taip toliau, ir taip toliau. Kas man buvo labai, iš tiesų keista, nes aplinkui mane žmonės, mano aplinkoje žmonės keičia, nebijo keistis. Ir aš pati tokia buvau, kad yra jaunų žmonių, kurie bijo keistis, kurie bijo keisti karjerą, bijo darbą keisti, bijo gyvenamą vietą keisti. Tai aš tai sakyčiau, kad taip, tai yra su amžium labiau bijo, bet šiaip tai yra būdinga visiems. Vieni žmonės ir jaunam amžiui bijo, o kiti vyresni žmonės nebijo. Tai ta tema, jinai man tiesiog nukrito, bet kai kurie, svarba jos, jinai kaip tik atsirado 2 metus dirbant su tais vyresnio amžiaus žmonėmis 54+, tai jie ne 80-mečiai žmonės, 54+ iki 60, kad jie dar galėtų grįžti į darbo rinką, jeigu reikėtų. Ir kokie jie kupini baimių buvo ir nemažai dalį negalėjau nieko padėti. Nes viena vertus jie bijojo, jie norėjo sugrįžti, jeigu mokytojas norėjo sugrįžti į tą pačią mokytojo darbo vietą, arba dar geriau kokia redaktorė, kurios dabar jau, žinai, beveik mažai, kuri reikia, ir jinai buvo puikia redaktorė, bet jinai norėjo korektorė, norėjo sugrįžti irgi į korektorės tokią, žinai, darbo vietą, ten kažkokia ministerijoje buvo, ir panašiai, ir kitokių darbų nenorėjo, bijojo, ir patys save žmonės, dar pakankamai jauno amžiaus buvo užsidarę į patį save, į dėžutę.
jo nenorėjo girdėti. Tai aš va tada supratau, kad ta problema jinai yra. Ir tai patvirtino tiesiog tos mano mintis, kurios pradėjo dėliotis. Galva pradėjau irgi ieškoti literatūros tyrimus, tarp kitko, kaip ten Jungtinė karalystė, kas ten ir kaip su vyresnio amžiaus žmonėmis. Taip pat radau ir tą laimės jausmo kreivę. Ir rašydama kažkaip tai įsigyvenau labai į tą ir domėjausi. Ir labai daug tada tikrai visokių ir gerų pavyzdžių sutikau. Ir tokių, na, vienaip ar kitaip mano knygai galėtų tikti, bet aš rašiau tą knygą savo pavyzdžių, bet galvoje turėjau ir tos žmonės, kuriems ta knyga galėtų būti aktuali. Puiku, iš ties, aišku, aš ją skaičiau, gavau iš pačios dovanų su dedikacija asmeniškai, tai aš ją perskaičiau turbūt dar šiltą iš leidyklos išėjusią. Beje, ar galima čia knygą rasti knygynuose? Tiesiog smalsu. Knygos LT. Knygos LT yra. Taip, labai rekomenduoju tiems, kas dar neskaitėt Nijolės laiškai mano bendraamžiai arba bendraamžiui, nesvarbu, kad pavadinimas su moteriška galūnė, bet tikrai manau, kad rasite visai įdomių minčių ir idėjų, nepaisant to, kad mūdvi su Nijolė amžiumi nesame taip visiškai bendraamžės, bet nepaisant to, ten tikrai yra labai labai gražių įžvalgų ir man pačiai buvo labai smagu skaityti. Juolab pažįstant autorę asmeniškai. Tai dar smagiau. Grįžtam prie baimių. Dalyvavai projekte, pati buvai tokioje aplinkoje, kur tarsi nelabai kas bijo, arba, pavadinkim, apibendrintai niekas nebijo ir pačiai tie pokyčiai taip lengvai, ar ne? Bet dalyvavai projekte ir iš tikrųjų žmonės dėl vyresnio amžiaus, tai ką jau čia man tiek metų, ką jau čia aš benuveiksiu. Kitos tos baimės, o ką pagalvos kiti, o jeigu nepavyks. Ar pačiai buvo, einant to rašytojos keliu, pasirinkus tą rašytojos kelią, pačiai buvo dar kokių nors baimių? Ar tiesiog, tas pati save laikai tuo bebaimių žmogumi, nes ir tavo artima aplinka yra tie bebaimiai, kurie nebijo keistis? Žinai, toks posakis yra, tiksliai dabar gal nepasakysiu žodis į žodį, bet maždaug ne tas drąsus, kuris nebijo, o tas, kuris bijodamas, daro bijodamas. Daro bijodamas. Tai man atrodo, aš pati ir aplink mane irgi, tokių visiškai be baimių, nėra ko gero, jie gal biški tokie, žinai, dar kitokie žmonės turi kažkokių, privalumų, privilegijų arba trūkumų, nežinau kaip tai pasakyti, bet... Taip, atsiprašau, tave pertrauksiu, psichologai sako, tai jeigu tu nieko nebeiti, tau su galva ne visai viskas gerai. Nenorėjau taip sakyti, žinai, kad būkime atviros. Jo, bet iš tiesų su tavim kažkas nelabai gerai. O šiaip visi žmonės turi baimių, bet yra ta skalė. Ir aš tikrai virpėjo širdis, nes absoliučiai į kitą vieną, kad nori, bet eiti iš tos ryties, kur tave žino, visa Lietuva, daug, žinai, kai asociacijai dar personalo vadovų dirbau, gyvažinėjom, bet tada mes su tavim tarp kitko ir susipažinom asociacijoje. Ir viskas man labai gerai sekėsi. Ir dabar dar visokių tų projektų turiu dėl to, kad jau aktyviai nebedirbu, bet ateina dar vis tiek iš ten prisimena. Tai turėjau tokio širdies virpesį, bet aš labai norėjau parašyti knygą ir žinau kokią. O iki tol nerašiau, nes nežinojau, kokios knygą parašyti. O dabar žinojau, kokią knygą ir kad jo supratau reikia žmonėms, bet kokiame amžiuje. Po to pagalvojau, galėjau pavadinimą parašyti kitokį bendraminčiams. Nes ir 30, ir 40, ir 60 metų žmonėms jie gali susidurti su panašiais dalykais. Ir taip ir kai kurie jauni žmonės taip ir sakė. Bet, kaip čia pasakyti, man net nereikėjo su tą baimę galinėtis, nes kai kurie, tada baimės nėra. Ir rašai. Nėra baimės. Tiesiog rašai ir galvoji, kaip viską užrašyti, tas mintis kartais 3 valandą nakties keliesi, kad užrašyti tą tekstą, kuris, tuk beldžiasi ir taip toliau. Kažkiek baimės tokios nedaug buvo,
kai reikėjo, žinai, išleisti tą knygą, ką po to, kaip ją ten, ką toliau su ją daryti, kaip ją ten pardavinėti, kaip ten, žinai, irgi buvo, nu gal ten jos nepirks. Bet kadangi tą knygą aš pati išsileidau, tai yra privalumas toks, kad tau nereikia išsileisti 2000 tiražų. Tu gali ir 100 išsileisti ir ją padovanoti, kaip viena mergina ir sakė, Nijolė, taigi yra didelis privalumas, kad tu išleidi už savo pinigus. Išleidi tiek egzempliorių, kiek nori, knyga parašyta, gali padovanoti savo draugams, artimiesiams, nu, likutį atiduoti ten į prekybą. Na? Tai aš taip ir mažais tiražais, vėl jeigu norisi, pakartoju. Tai man baimės nebuvo. Aš kaip tik mačiau, kad kuo, dabar jau, sakyčiau, 3 metai, kai aš esu šitoj, nuskaičiuojant aktyviai, kad 19 parašiau šitą knygą, bet po to įsiliejau į 2 metai Lietuvos nepriklausomų rašytojų asociacijų, čia esu 2 metai, jau toks pripažintas ženklelį turiu. Tai kuo toliau einu tą linkme, tuo man lengviau. Tuo aplink mane daugiau žmonių, tuo mes su jais susitinkam, tose susitikimuose bendraujam. Aš tarp kitko ir poeziją rašau, tai mes ten daugiausia poetai, tai eilėraščius skaitom, šventės visokios ir pasikrauni tos geros energijos. Tai aš eidama to keliu susiduriu tik tai su teigiamais dalykais. Baimės tokios, žinai, būna, aš daugiau baimės, žinai, kur jaučiu? Rašydama Facebook'e, rašydama savo virsmę puslapį. Aha, o kas ten tokio baisaus? Žinai, net ne tokio baisaus, bet kai parašai, nu ir, žinai, kažkaip tai taip, tie laikai, tie, žinai, rankytės ir širdutės ir, žinai, ten pagal, nu, kodėl čia dabar atrodo taip fainai parašiai o sulaukia mažai dėmesio. Tai čia ne baimė, bet tokia, nu, momentinė reakcija. Nes kai tu knygą parašai, tai tu apie knygą sužinai per knygos pristatymą, kokį nors pakviečia į biblioteką pristatyti, pakalbėti, na? Tai daugiau vis tiek aš susiduriu su tokia teigiama nuomonė, padrąsinimu. Ir aš pati irgi pradedančių žmonės arba kurie tik tai svajoja, iš tiesų turiu žmonių, kurios, nu, prie kurių, kaip čia pasakyti, publikacijų, aš pati prisidėjau, nu, pasakydama, kaip tai yra gerai ir kodėl turėtų žmonės nebijoti leisti savo kūrinius, savo knygas, bet tai to, kad laikytų juos savo kompuose arba stalčiuose. Tai čia baimės buvo labai mažai. Virpulio širdies gal. Tokia iš jaudulio virpulio, ar ne? Labai gerai pasakėjai. Labiau iš jaudulio virpulio negu baimė. Smagu, man tik iš tikrųjų viskas ir su virsme viskas ten gerai ir ten viskas labai gražiai susiskaito ir tos mintys visai gražios. Tikėtina, bent aš pati esu taip girdėjusi ir ne vienas tas, kas jau dirba stipriai su Facebooku ypatingai žinovas, jie tiesiog, žmonės sako, na, žmonės paskaito, bet mūsų visuomenė neturi įpročio sureaguoti. Na, paskaičiau ir, gerai, gražu, įdomu, patinka ir toliau praskrolinau, vėlgi labai nelietuviškas žodis, bet jisai tiesiog toks yra. Aš pirmą kartą su tuo susidūriau, kai 2 metus dirbau Lietuvos ryte. Ir ten, pat toje Lietuvos ryto grupėje, dar truputį šono, bet atspindint tą Lietuvos realiją, kas tarp kitko ir tavo laidoms, laidas irgi liečia, ne taip gražu pasakyti, bet vis tiek apie tai, kad Lietuvoje yra tos tendencija tokia, kad daugiau surenka komentarų arba kaip Facebook'e tų reakcijų, kai kažką blogai parašai. Tai aš, pavyzdžiui, blogai nutinka kas nors, ne, mirė kažkas mano artimas, tai tada tikrai Dieve, kiek aš sulaukiu užuojautų ar kažko, labai nuoširdžiai, bet kada viskas yra gerai, tai tikrai yra tų reakcijų, bet yra gerokai mažiau, net kokiais 2 kartus yra mažiau negu, kai
kai aš, pavyzdžiui, žinai, apie 2 kartus buvo, kad pernai ir šiemet parašiau apie 2 žmonių praradimus, Netekti. išėjimus, tai aš sulaukiau daugybę. Tai lietrytį aš tą irgi praėjau, kai internetinio puslapio, internetinės Rytas LT, žinai, redaktorius sakė, Nijolė, negalim rašyti apie teigiamus žmonių pokyčius ar kažką, nes neskaito, arba skaito, nepalieka reakcijų, o jamsgi labai svarbu yra. Nu, pabandėm ir jis man parodė lentelę, vat, kas gavosi šalia. Pasitikrinam iš serijos. Pasitikrinom, jo, tai tas pats, aš užtat manęs tas niekiek nestebino. Vat jeigu apie tą rašymą, žinai, kalbant, aš vėlgi dabar nepasakysiu, su kuo mes čia kalbėjom, iš bičiulių pažįstamų, irgi vat apie knygas ir apskritai apie rašymą. Tai mes priėjom tokios nuomonės, pavadinkim, bendros, gal net ir citatą kažkuris iš mūsų buvom pagavęs, rašyti reikia savo. Kai rašai savo, tai tada ne taip labai ten skauda ir graudu, kas nors uždėjo ten tą širdelę ar neuždėjo. Tai kai rašai savo, tai tada ir gerai, va čia mano toks ale dienoraštis, pavadinkim. Taip. Tu teisi, Jurgita, bet žinai, per tą pereiti gal reikia. Manau, kad taip. Aš baigiau matematiką, ne lietuvių kalbą. Tai dėl to tas Facebookas irgi ta virsme, tai yra, aš rašau todėl, kad mokausi rašyti, gal matau tas reakcijas, bet dabar jau daugiau kaip 3 metus tas puslapis, šią vasarą bus 4 metai, kaip turiu tą puslapį, tai perėjau per keletą irgi tokių, kad patinka, nepatinka, kas čia patiktų, kas čia, žinai, mažiau patinka, kas daugiau patinka ir taip toliau, ir taip toliau. Bet vat atėjo diena, gal po 2 metų, kad aš kažkaip tai vat supratau, žinai, rašau savo, rašau nežiūrėdama, kas čia gali kitiems patikti, bet vat šiandien man ir labai, žinai, man labiausiai patinka, kad šiandien atsibundu su tą mintim, noriu parašyti šitą ir rašau. Nesugalvoju, bet tiesiog ir tada viskas taip pasirašo greitai, žinai. Ir tada tas man visiškai nesvarbu. Sulauksiu, aš nesulauksiu, bet aš kiekvieną kartą pasižiūrėjusi į savo tą tekstuką, galvoju, patinka man pačiai patinka. Tai čia apie visą kūrybą, ar eilėraštis, ar knyga, kada rašai taip nuoširdžiai, kad tau patiktų, tai tada tau nėra taip svarbu. Visada atsiras žmogus, kuris, supranta tave ir kuriam irgi panašiai patinka. Tikrai. Tikrai taip. Reikia priaugti, žinai. Be abejo, ir turbūt, vėl jeigu grįšim į tas pačias, nežinau, ar tai baimės, ar į tos pačius pokyčius, labai natūralu ir yra apie tai, kad norisi tos reakcijos. Ir kame tu daugiau visgi būni, ar tu daugiau būni tame, kad, gerai, aš darau tai dėl savęs, man tai yra svarbu, aš pati arba aš pats turėsiu tokį ar kitokį rezultatą, man patinka, aš to noriu, aš einu link kažko ir panašiai, bet lygiai taip pat yra tie patys žmonės, kurie, daro pokytį nedrąsiai ir dar pas juos galvoja, knibžda tas, o ką kiti pasakys. Vat tada, mano galva, tada tie ir tos širdutės, ir tie laikai vadinami, ir visa kita, tada yra labai svarbu. Taip, Jurgita, ir žinai, ką aš pastebėjau per savo praktiką, patirtį, kad tiems žmonėms tada ir apskritai gyvenime, nes jie labiau reaguoja į tas neigiamas nuomonės, į kritiką ir jie jautresnė yra ir juos stabdo ir šiaip gyvenime tada, čia ne tik. Taip, ne, tai jokių būdų, čia bendrai kalbant apskritai. Aš tik palaikau tai ką tu sakai ir tas irgi ir su studentais dirbant, žinai, kodėl aš sakau, kad ir savo 3 romaną, kai rašau, kad tai yra, mes labai panašus bet kuriame amžiuje.
meilė, laimė, karjera, skausmas skauda vienodai. Nesiseka arba sekasi vienodai. Nu, tik tai, aišku, yra niuansai, nu, negali taip viską sulyginti, bet ir studentams skauda, ir jiems nesiseka, ir, pavyzdžiui, jie galvoja, kad jie yra mažiau laimingi už vyresnius žmonės, nes jiems dar taip viską reikia sunkiai įveikti ir padaryti, o čia nesiseka gyvenime. Ja, tai tas yra. Grįžtant pat į pačios aplinką, į tai, kad palaikanti aplinka, dabar rašytojų, nepamenu ten tos asociacijos minėjai, bet nepamenu tiksliai, ten turi palaikančią aplinką, tavo bičiulių, draugų, artimų žmonių aplinka palaikė ir laikė už rankos ir sakė, okei, Nijolė, eik, daryk, rašyk, viskas tikrai skaitys ir mes skaitysim, jeigu kiti neskaitys. O bet tačiau, ar buvo kažkas, kas sakė, nu ką čia sugalvoju? Man tiesiog smalsu. Žinai, nebuvo, nes man atrodo, kad praeitoj laido, arba bent jau kelios laidos buvo, pirmosiose tikrai buvo žmonių, kurių aplinkoje buvo, kaip tu sakai, tavo tas klausimas tikrai labai geras yra, ir mano aplinkoje tokių žmonių nebuvo. Mano aplinkoje buvo žmonių, kurie, kai aš dariau karjeros pokyčius, jie tada sakė, Nijolė, kur tu lendi, ką tu darai, argi tau dabar čia negerai? Nes jie patys labai buvo sėslus, jiems va čia labai viskas gal ir nėra gerai, bet jie bijojo išeiti, nes yra ta komforto zona tokia, kurią mes minim, bet jinai iš tiesų ir yra. Komfortas, šilta, faina, gal nėra labai gerai, bet kas ten bus, nežinau. O mano aplinkoje žmonės, kurie bent jau jie, kadangi žinojo mane, kad aš darau tos pokyčius, ir kažkodėl man viskas ten geriau, blogiau pasiseka, gal ne iš pirmos dienos, ne, bet toliau viskas būna labai gerai, tai jie matyt galvo, ai šita tai eina ir jei viskas bus gerai, mes tik pasižiūrėsim ir nei vienas manęs nestabdė ir tik tai klausė, nu, ką rašysi toliau? Iš tiesų, Jurgita, aš esu 2 jau išleidusi knygas. Žinai apie... Aš apie katinėlį žinau. Knygą vaikams, Lietaus katinėlis. Tai čia tai iš vis, kai tai buvo, žinai, žmonės turintys arba mažų vaikų, arba anūkų. Vau. Ta prasme, vat, tie palaikymai tai dar geriau yra, kad tiesiog tiki tavim. Tiki, kad ką tu bedarysi, ką tu berašysi, ką tu beišleisi, jie tave palaikys, kaip ir tu sakai, skaitys, ateis į knygos pristatymą ir viskas bus gerai. Tačiau, žinai, aš turiu ką irgi pasakyti iš tavo, irgi pasiremiant tavo praeitų laidų herojais, nes aš tą patį galvojau, ką ir jos, kad tą aplinką mes pačios susikūrėm. Pačios, žinai. Patys. Taip. Todėl, kad pamažu atbyra tie žmonės, jeigu mes nesilaikom tų žmonių, kuriems nepakeliui, mes galim vis tiek juos traukti ir laikyti, ir vis tiek gaila, susiskaičiuojam 5, 8, 10, vieną trūksta, dar šitą noriu palaikyti. Aš taip labai būdus sakau, bet iš tiesų tai ne taipgi, kad mes einam ir mūsų ta aplinka jinai keičiasi. Mes einam, kaip ir mano dabar aplinka, buvo personalistai aplinka, nebuvo nei vieno rašytojo. Dabar atsirado rašytojai ir vaikų rašytojai, nes einam su anūkais į visokias knygų muges. Dabar mano rašytojai, knygos nariai ir kiek žmonių įdomu susipažįstu per knygų pristatymus ir panašiai. Tai pasipildo kitokiais žmonėmis. Tie žmonės, kurie gal manimi abejojo, jiems keisti atrodė nesuprantami mano poelgiai, mes su jais vis rečiau ir rečiau matėmės ir jų, galima sakyti, jų jau nebėra mano gyvenime, mano aplinkoje. Pamažu, tiesiog nubyrėjo. Nubyra, taip. Čia tik taip pat mes patys iš to seno mūsų kažkokio auklėjimo, žinai, dar laikomės įsitvėrę kokio nors žmogaus, bet to, kad paleisti, nes nieko blogo, kad buvom su juo, arba susitinkam 2 metus vieną kartą, pavyzdžiui,
nes ne nuo to žmogaus buvimo, ne nuo to žmogaus nuomonės, kritikos priklauso mūsų gyvenimas. Mūsų gyvenimas jau toli prieki nuvažiavo. Ir mes jau ten turime kitus žmonės, kurie net laukia mūsų dar toliau, kada mes dar toliau ten nueisim. Ir jie skatina mus ten atsidurti. Ir jie sako, tu eik ir tada mes eisim, va, kaip faina, tu eini ir mes eisim šalia tavęs. Tai aš palaikau va tas mano buvusias prelegentės tavo ir mano lygiai taip pat. Tai nėra kažkokia stebuklinga aplinka, bet tiesiog jinai yra tokia, todėl kad aš jau tokia. Sutinku visiškai sutinku, nes vat, kol pati kalbėjai, man galvoje prasisuko kelios mintys apie save pačią, lygiai taip pat apie save pačią, nes lygiai taip pat vienodai dabar mano aplinkoje atsiranda vis daugiau tų pačių coachingo specialistų, terapeutų, natūraliai, kuomet tai renginys, tai mokymai, tai dar kažkas. tai tu domiesi ten kokiais nors vienais dalykais, galbūt nesi profesionalas, bet tiesiog įdomu, tai paskaitai. Tai iš tiesų visiškai sutinku, kad tavo aplinka po truputį keičiasi. Kas turbūt pas mane pačią tikriausiai lieka tie patys artimiausi žmonės, su kuriais jau nuo mokyklos laikų ar net nuo vaikystės tam tikrą prasme, kaip aš sakau, smėlio dėžės draugai, su kuriais tikrai didelę laiko dalį yra praeita kartu ir paverkta, ir kavos atsigerta, ir į pasimatymus kartu eita, tai visokių yra. Bet Jurgita, dabar aš irgi tavęs, bet tie draugai, jie palaiko tave, va tie, kurie išliko. Taip, tai tie, kurie išliko, tie, kurie palaiko tave. Taip, iš ties tai tie žmonės, kurie, aišku, buvo tokių momentų, kur irgi sakė, kad coachingas, ta prasme, visai išprotėjai. Tai tikrai buvo ir tas momentas gal dėl to, kad yra Lietuvoje dar truputėlį ta visuomeninė nuomonė, kas man iš tiesų irgi gaila, kad ta visuomeninė nuomonė tokia yra, nes tie coacheriai dabar kaip vienu metu buvo vadybininkai, visi vadybininkai, tai dabar yra tame. Ir man truputį gaila dėl to, kad tas coachingo specialisto profesija šiek tiek iš nežinojimo, kas tai yra, ji įgyjo, nepabijokim to žodžio, truputėlį tą tokį šarlatanizmo atspalvį. Tai nėra tai. Bet žinai, tai yra tik tai tam tikram sluoksniui. Taip, visiškai sutinku. Ir aš tave patikinti, nes aš versle, pavyzdžiui, ir tokiuose, kaip čia pasakyti, labiau pažangiose organizacijose, tai ir labai priklauso nuo vadovų mąstymo, nuo žmonių mąstymo, kurie, tu pati kiek pavyzdžių esi pateikusi per savo laidas, tai ten net kalbos nėra, tai yra, coachingas tai yra vienas iš įrankių. Taip. Organizacijos tobulėjimo, žmonių tobulėjimo įrankis, pagalba jiems, o kurie taip nemano, tai gal galia tai yra tam tikras kaip lakmuso popierėlis. Tai parodo jų požiūrį į šitą klausimą ir ko gero ir apskritai augimą, į ugdymą žmogaus. Tai, Bet čia kita tema. Čia kita mes susidūrė su tavim su visokiais sluoksniais lygiais, tai galim pasidžiaugti, kad tų sluoksnių yra daugiau. Tų sluoksnių jų yra daugiau ir iš tikrųjų yra visai smagu turėti tų daugiau sluoksnių, nes tu pamatai tą pasaulį visokį, jisai nėra tik tai vienoks, jisai yra visoks ir tai pamatai visokį. O grįžtant prie pačios pokyčių ir puslapis Facebook'e arba ta paskyra, pavadinkim, yra virsme. Gerai, man iš karto kaip virsme, man kažkodėl iš karto galvoje vikšrelis, lėliukė ir drugelis. man tokia metafora.
Buvo, žinok, net mes personalistai tą ir žmogaus augimo, tą evoliucijos kelią prilyginam kaip jei grupės, man atrodo, pirmą kartą aš pamačiau jų prezentacijoje, tą ir man taip aiškiai parodė, žinai, tą virsmą nuo lėliukės vikšrelio, kas ten iki to drugelio ir kad kai kurie žmonės ir pastringa tam tikroj, stadijoje. Evoliucijos stadijoje. Lėliukė ar kas ten dieva. Vat kaip faina, žinai, ir nelysiu lauk, ir nestumkit manęs, neskrisiu, dar nukrisiu, nežinau. Ir taip toliau. Tai buvau aš irgi dėjusi tą savo, irgi nuotrauką į tai, nes apie tai, kad, vat, ir aš to savo postus, žinai, kad ir iš savo gyvenimo rašau, bet būtent apie tai, kad kažkoks yra, kažkoks, kad ir mažas pokytėlis, bet yra tam tikras nedidelis virsmas, gal jau, žinai, bent jau pradžia to virsmo ir yra. Ir iš tos lėliukės vienas ragelis, drugelis. Viena, būtent, nes kol ten viskas įvyksta, taigi kiek laiko praeina, tai jisai ne šiaip sau. Čia mano draugė Renata, mes su ją net ten tikrai turėjom coachingo sesiją, tarp kitko, gamtoj ir prie upės, ir prie Vilnių, prie Neries, ir ten Neris bangavo, ir ta prasme, ta gamta, ta aplinka, ir aš kažkaip taip, aišku, virsme, ne virsme, o virsme, kažkoks toks. Mums bešnekant su ją, man ir gimė tas toks, kad virsme, kad tai yra nuolatinis. Tai yra, nes iš tiesų mano gyvenimas toks yra, tai yra nuolatinis virsmas. Aš esu nuolat kažkokiame tokiame, staptelnu, bet ir vėl toliau. Tai ar galima būtų tuomet daryti prielaidą, kad ir pačios moto veikimas yra būtent iš to virsmo ir iš to nuolatinio judėjimo? Tikrai taip, nes savo karjerą, aišku, ten nebuvo taip, kad aš per kas metus skaičiau ir 7, ten ir 10 metų buvo, bet tai vis tiek buvo mūsų personalistų darbas didelėse užsienio įmonėse labai įdomus, kur keičiasi su organizacijos pobūdžio, keičiasi, žinai, ir tavo galimybės, tavo kaip žmonių vadybininko įgalinimas galų gale. Taip toliau, tai galėjai ten ir 7 metus dirbti, nejausdamas to, kad tu ten užsistovėjai, užsisėdėjai. Bet kalbant apie savo gyvenimą, tai aš kažkaip taip galvoju, save kaip pagaunu nuo mokyklos laikų, ko gero, studijų laikais, kad man tas ėjimas į naują, tai man tiesiog yra užkoduotas, matyt, manyje. Paieškos kažko, ir ne tik, kad šiaip sau, kad kažko naujo, eini, bėgi, ne, bet taip, kažko naujo, jau žinai ką. Eini, tada ten apsičiupinėjai, kažką tai ten nuveiki. Ir tada jau kai prasideda, kad šiek tiek aš jau čia viską kaip ir daug ką žinau, o ką dar, tada jau pradedi galvoti apie apšilikojas čia ir tada jau pradedi galvoti, žiūrėti apie kitką. Ir dar, žinai, aš pagalvojau šiandien važiuodama, grįždama namo su anūkais iš mokyklos, kad papildysiu savo, labai aiškiai atėjo per šitas dienas dar kita dalis. Veikimas taip. Veikti mano gyvenimo moto yra visada, nes kitaip tu niekaip nepatirsi. Tu nežengęs žingsnio, tu niekada, arba iš tos kaip drugelio, tas vikšras, žodžiu, jeigu tu bijosi, tu ir liksi ten. Nežengęs žingsnio, tu niekada netapsi tuo drugeliu. Ir nenuskrisi, tu nepamatysi, ką reiškia būti drugeliu. Tai gali padaryti tik eidamas visas tas fazes, per visas fazes, taip ir žmogus. Tu niekada, dabar, kad rašytojo ar ten kažkas, tai nepabūs personalo vadovo, nepabūs rašytojo, tu niekada negalėsi, tu gali tik tai kitų nuomonės pasakyti, bet nepabūvęs tokiu žmogu, tame asmeny, tokiame vaidmeny, tu negali pasakyti, ką tu ten gali patirti. Ane? Tikrai taip. Bet kuo dar aš norėjau papildyti tą veikimą, kad tai nebūtų tik tai kažkoks aklas veikimas ir bėgimas, širdis dar.
kad tas veikimas iš širdies. Mhm. Nes jeigu tai nėra taip aišku paprasta ir dar prieš kokį 10 metų nebūčiau taip sakiusi, nes pati nelabai mokėjau tos širdies klausyti, dabar jau išmokau ir jeigu klausai širdimi ir jeigu yra kažkokia baimė, kažkoks virpulys, bet širdis irgi virpa, bet tu iš ten, iš gilumos, tu supranti, kad tai yra tavo, tai tu ten ir turi eiti. Ta prasme, net skirtumas. Noriu ar turiu? Noriu, va, iš širdies. Noriu, trokštų, negaliu. Noriu pabandyti. Nepavyksta, ne, bet aš jau būsiu pabandžiusi. Ir jeigu darai tą iš širdies, taip nebūna, kad visai nepavyktų. Geriau, blogiau, bet vis tiek pavyksta. Bet jeigu darimas yra iš reikia, ne iš širdies, reikia kažkam, kad reikia padėti draugui, kažkokiam draugiai, ne, kviečia tave vesti mokymus, o tu nelabai nori, bet reikia padėti. Ir va čia yra kitas tada tas dalykas, ne, aš tave kaip pavyzdį paėmiau, save kaip pavyzdį, nes irgi mokymus vesdavau. Tai kai aš einu paskui savo širdį ir paskui savo norus, troškimus, viskas sekasi labai gerai. Vat aš ir norėjau papildyti tavo šitą, kad kas, ar tai nesvarbu, ar su mokymais, ar su bet kuo, kuomet tu eini iš noriu pozicijos, visai kita kokybė, bent jau man pačiai viduje kokybė jaučiasi visiškai kitaip. Ir mano tas atėjimas į coachingą kaip į profesiją irgi yra visiškai iš noriu. Ir aš irgi ėjau, niekas nevyksta šiaip sau, kaip tau mokytoja kažkada pasakė, Nijolė, gerai rašai, bet turi sukaupti patirties gyvenimiškos, kad taptumei rašytoja. Tai vat, man labai suskambėjo tavo šitas pasakys, nes tikriausiai ir aš turėjau ateiti į tą profesiją, būtent į coachingo kaip specialisto, kaip profesiją, turėjau ateiti tada, kada turėjau ateiti. Sukaupusi savo patirtį, susirinkusi savo žinias, susirinkusi savo guzus, nepabijokim to žodžio, nes mes gyvenime, visi turim nukristi tam tikrą kiekį kartų, kad suprastume, kad žiūrėk, po kojom gal kartais būtų sveika pasižiūrėti, kad koja neužkliūtų, ar ne? Aišku, šiek tiek per metaforą. Bet lygiai tai. Bet tai ta metafora labai gera, aš atsiprašau, bet kaip tik irgi noriu tą dar papildyti šitą, kas tinka ir visiems kitiems gyvenimo atvejams. Aš kai mokiausi irgi nuotoliniu būdu life coachingą, tai dėstytojas, žinai, pasakė irgi labai gerą metaforą, kad žmogus gyvenimo kaip metafora, žinai, nebuvęs įkritęs į duobę ir neišlipęs iš jos, jisai niekada negalės būti geras coacheris. Nes tas, kuris svarbu, žinai, ne tai, kad neįkristi į duobę, bet jeigu jau įkritai, mokėti iš jos išlipti ir tada tu gali padėti kitiems. Tai vat, ir tu ir aš, žodžiu, mes ten guzus ir tam tikras duobutes ten buvom įkrito, bet aš laikau, kad tai yra, manau, kad tai yra tikrai gerai, nes aš įgijau ir kaip rašytoja, visai kaip, jeigu mano gyvenimas būtų buvęs, viskas va toks rožinis, sklandus, aš gal būčiau galėjus meilės romanus tik tai rašyti, nežinau. Bet dabar aš galiu rašyti ir vėliau prašyti rimtesnius romanus, nes gyvenime buvo visko. Bet nebuvo, niekada nežiūrėjau į jį taip, kad tai baisu, tai blogai, kad nebenoriu gyventi ar bijau kažką tai daryti. Tai skatino, tie guzai, tos duobutės skatino išbandyti save, įlipau į gilesnę duobę, o kaip aš išsikapstysiu, jeigu, tarkim, įlipčiau, įkopčiau, ar ten, žinai, viršūnę, ar ant vinių pastovėčiau, žinai, bet visą laiką save kažkiek pabandyti, kiek tu dar gali. Sutinku visiškai ir pati per save, realiai dabar, pavyzdžiui, aš pati per save tikrai pajuntu ir net pačiai taip, žinai, su smalsumu būna kartais pasižiūrėti į save pačią, nes koks nors gauni niuksą iš gyvenimo, žinai, ir tada vat kažkaip
Okei, niuksą kai gauni, tai skauda, normalu. Nu taip, Normalu, ar ne? Niuksą gavai skauda, bet tada vat pradeda dėliotis, galvoja, kad, aha, žiūrėk, bet aš dabar jau žinau, turėdama savo žinias, aš jau dabar žinau, o kodėl mano ta reakcija yra tokia ir kas dabar pas mane viduj ir čia, kas pas mane vyksta ir ką aš su tuo galiu daryti. taip. Tai vat tų tokių atradimų tikrai vat per visą mokymosi ir praktikos laikotarpį, vat per tuos 3 su trupučiu metų, kuomet aš jau esu coachingė, tai tikrai vat tokių momentų jų tikrai yra buvę ne vienas ir vat labai gerai vat tavo tas pastebėjimas buvo išties, kai tu pats esi buvęs labai panašioj situacijoj, nebūtinai analogiškoj, bet labai panašioj situacijoj. Tu pakankamai gali suvokti ir suprasti ir matyti tą situaciją to žmogaus akimis, kuris pas tave atėjo. Tai va, ir tai yra naudinga ir coacheriui, ir rašytojui tai yra naudinga, nes gali apžaisti tą situaciją ir ją panaudoti ir vėl, nes knygą skaitant irgi, juk žmonės ten atsitinka įvairiausių dalykų. Ir man kaip rašytojai dabar įdomu yra aprašinėti tas istorijas ir kartu su tais veikėjais, žinai, pereiti per įvairias tas istorijas ir patirti tuos išbandymus arba juos įmesti, žinai, tam tikras situacijas ir žiūrėti, kaip jie ten elgsis. O tau, žinai, mokymų metu, coachingų metu tas pasireiškia ir tas žinojimas, jisai yra labai gerai, nes niekas negali vesti mokymų ar vesti ypač coachingo sesijų, nepabuvęs, tik iš vadovėlių. Nebus tokios geros, tikros coachingo sesijos, jeigu tu negebėsi pajusti kito žmogaus. Suprasti va toje situacijoje, kodėl jis atsidūrė, kaip jis atsidūrė ir kas jam galėtų padėti. Tai, žinai, gal tai ta mano patirtis, galvoju, ta mano patirtis gyvenimiška, kad praktiškai nors baigiau matematiką Vilniaus universitete, bet visą gyvenimą dirbau su žmonėmis ir kaupiau tas žinias žmonių vadybos srityje. Ko gero, vat irgi buvo tai, kad padėjo man pamatyti, kad vis tiek reikia eiti prieki, gavai guzą, kaip tu sakai, ar aš kaip į kokią duobelę ten kluptelėjai. Bet vis tiek eini į priekį, o neužsisėdi ten su tuo guzu ir neaikčioji, kad čia viskas toliau nebeisiu. Nes labai skauda. Nes labai skauda, viskas jau toliau, ne, arba įkritau į duobutę, viskas jau dabar ten ir čia sėdėsiu, arba einu atgal, nes neaišku, kokią duobę dar ateityje sutiksiu. Bet gyvenimo žavesys tame ir yra, kad jeigu žmogus supranta tai, kad gyvenimo, sėkmė, gal jeigu taip matuoti, žinai, kad ne tai, kad aš išgyvenau be jokių duobučių, be jokių duobių, be jokių guzų, be jokių ten neigiamų patirčių, bet kad mes sukaupėme įvairiapusės tas patirtis. Tiek tokią tą blogesnę patirtį, tiek gerą patirtį, nes tai galų gale kažkokia gal išminti pavirsta ar kažkaip tai. Ir tas mums padeda išgyventi, mes žinom, kad tas padeda išgyventi, ne tik išgyventi, bet būti sėkmingiems, bet darant bet kokius pokyčius. Ir paprastai žmonės bijo daryti pokyčius tada tie, kurie bijo užsigauti. Užsigavo, jiems skauda ir jie bijo eiti toliau, nes gal ten didesnį guzą užsidirbs. Žengiant į šoną. Tai vat tas ir yra. Man tada, kai užsigavo skauda, anksčiau, jeigu buvai užsigavęs, tai turėjai gydymo, kažkokių gydymo priemonių turėjai, nežinau, ledą dėjai, pleistrą klijavai, tepaliukų tepėjai. Tai kas galėtų būti? Man iš karto lenda, žinai, coachingo momentas, kas galėtų būti ta gydymo priemonė, kuri tau padėtų išeiti arba padėtų suklupus vėl atsistoti. Bet mes vėlgi ne apie coachingą, aš vėl grįžtu į mūsų pokyčius ir į pokalbį apie pokyčius. Pafantazuokim, jei turėtumėte galimybę keliauti laiku,
ir grįžti į bet kurį laikotarpį, kuris tau yra, nežinau, artimiausias tavo gyvenimo tarpsnyje, o gal sunkiausias ir skaudžiausias. Ir ten sutiktum tą aną Nijolę iš ano laikotarpio. Ką norėtume jai pasakyti? Ko gero, aš jai taip ir pasakyčiau, kad nebijok pokyčių, tiesiog mokykis juos priimti ir mokykis juos išgyventi ir matyti juose pamokas ir galimybės. Ne skaudulius, bet pamokas ir galimybės. Įveikusi tuos pokyčius, po to po kažkurio laiko net nepagalvosi apie tai. Ir tik tai, kai atsidursi Jurgitos laidoje, arba su jaunimu, kai kalbėjo, arba kitais žmonėmis, negaligi tik pasakot, kaip viskas tik gerai, ne? Nes buvo tokių tų dalykų, tai tada visada vis tiek ir papasakoju. Tai jai ir pasakyčiau, kad visko tavo gyvenime bus, bet tiesiog nebijok. Nes taip tu patirsi labai įdomų gyvenimą, įvairiapusį gyvenimą ir galų gale tu galėsi tikrai būti ir aktorė, ir rašytoja, ir coacherė, ir ko tik nori, nes tu būsi patyrusi tiek daug dalykų, kad tu tiesiog galėsi išsirinkti, išdėjusi ranką ant širdies, kuo tu norėtum būti, kai sulauksi gražaus, brandaus amžiaus. Ir tau tikrai nereikės vien tik tai galvoti, kiek kojinių numegzti anūkams vakarais, ilgai žiemos vakarais. Tas irgi labai gerai. Bet yra dar ką veikti ir be kojinių mezgimo. Aha. Tai kojinės megzti, kaip suprantu, irgi moki. Kol kas aš jas adau, nes adyti užtrunka trumpiau negu numegzti. Taip, tai aš esu taisytoja. Močiutė taisytoja. Supratau. Puiku. Aš turiu tokią tradiciją kiekvienos pašnekovės ar tai pašnekovo, kas pas mane, beje, buvo vienas pašnekovas, Gintaras pačioje pirmoje tinklalaidėje, kol kas dabar buvo tik pašnekovės, nors balandį berods turėsiu dar vieną pašnekovą. Bet aš turiu tradiciją paklausti, ką tinklalaidės viešnia arba svečias norėtų palinkėti tiems žmonėms, kurie tą tinklalaidę ar tai stebi gyvai, ar stebės jos įrašą. Tai, Nijole, koks būtų tavo palinkėjimas? Aš ko gero panašiai kaip savo, kad nebijoti pokyčių. Kažkaip, kaip tu apie coachingą sakėjai, kad kai kas bijo ir kai kas neteisingai ir tą komforto zoną irgi visai ten traktuoja, žinai, kad čia viskas atrodo gerai, bet ta prasme, daug net mūsų posakio yra, kaip ten, po gulinčiu akmeniu vanduo neteka ir taip toliau, ne? Bet kiek daug yra gražių posakių apie tai, kad ką tu gali pasiekti, kai tu nebijai išeiti iš savo komforto zonos ir išbandyti kažką naujo. Taip, gali būti, kad žmogus visą gyvenimą, pavyzdžiui, fotografas, aš Sutkų dabar prisiminiau, klausiau vieną kartą su juo interviu, jam ten apie 80 ir kažkiek metų buvo ir jis važiavo į parodą ir jį klausė, žinai, ir visko gyvenime jie irgi buvo. Bet jis liko ištikimas fotografijai, tai aš galvoju, gal yra tokios profesijos, kurią žmogus pasirinkęs gali visą gyvenimą kurti ir nėra tokio taško, kuris jau kažkokia komforto zona ar persisotinė. Bet, žinai, aš pagalvojau ir tikriausiai taip galbūt ir naudinga, kaip atskirti, ar jau laikas daryti pokytį, ar ne. Aš, pavyzdžiui, mes sakom, pokytis, nebijokit pokyčio. O dabar kažkas, žinai, sėdi ir klausia, o man čia dabar reikia to pokyčio ar nereikia, kaip žinoti.
Mhm. Tai aš vėlgi ir knygą skaitydama, bet ir šiaip iš savo gyvenimo pritaikiau ir pagalvojau, kad kada mes dirbame su aistra, nesvarbu kokį darbą, ar aš rašau su Mhm. aistra, ar tu coachingo sesijas vedi su aistra, mokymus vedi, ne? Bet ką mes darom? Kepam pyragus, parduotuvį žmonės aptarnaujam, mokykloje moko moksleivius, mokinius. Kada mes darome tai su užsidegimu, su aistra, nieko mums keisti nereikia. Bet kada jau tai, ką mes darome, pradedame matyti daugiau neigiamų dalykų, visada Mhm. žmogus, bet ką dirbdamas, vakare grįžta namo pavargęs normaliai. Bet du skirtingi žmonės sako du skirtingus dalykus. Pavargau, bet kokia buvo gera diena ir laukiu kitos naujos dienos. O kitas žmogus sako, atsiprašau, lemba, žinai, Pyp. Pyp, tikrai kokia buvo sumauta diena ir vėl rytoj, vėl, žinai, reikės ten eiti. Nu, čia labai toks, tarp to yra dar nemažai tokių žingsnių, tarpelio, ne, bet tai vis tiek labai priklauso, kaip žmogus jaučiasi užbaigęs dieną, ar jis nori eiti į darbą ir su kokia nuotaika, su kokia aistra. Jis imasi to darbo, ar jau jinai atsibodusi ta veikla yra. Jeigu atsibodo, jeigu matau daugiau neigiamų dalykų, vadinasi, reikia kažko paieškoti. Arba savo pagrindinėje veikloje, arba nors hobio kažkokio, kuris kompensuotų tą, na, tarkim, jeigu darbas kažkoks daugiau, mažiau rutininis, ir ne nuo tavęs gali priklausyti, Daug dalykų. nepridėsi ten žėručių, jeigu tavo darbos, na, technologijos reikalauja, kad taip ir tai būtų, bet tada būtinai į savo gyvenimą įtraukti kažkokios kūrybos, nebūtinai rašymo, bet kokia kūryba, bet kokia forma, kepimas, virimas, mezgimas, tapimas, na, kažkokiu tokiu dalyku, kad, nes jeigu žmogus neturi savo gyvenime aistros, tai jisai, nu, jis tiesiog liūdi, jisai greitai nebepastebi gyvenime, mažiau pastebi gyvenime grožį. Tai tas palinkėjimas būtų toks su patarimu, netgi sakyčiau. Pirmiausia, tai gyvenkit ir kaip ten veikite su aistra ir iš širdies, jeigu taip rezimuojant. O jeigu aistros nebejaučiat, tai apsidairykit aplink, gal reikia kažkokio, kad ir labai minimalaus, bet kažkokio pokyčio ir kažko naujo. Taip, labai gražiai apibendrini. Puiku. Ačiū, Nijolė, labai, iš tikrųjų, labai smagu buvo su tavimi pasikalbėti ir dar turbūt mes galėtume daug atrastume apie ką daug pakalbėti, bet šitos tinklalaidės laikas jau visiškai eina į pabaigą, tai man tikrai labai buvo smagu, kad sutikai pabūti šitos laidos viešne, kad sutikai pasidalinti savo gyvenimo istoriją ir savo pokyčių istoriją ir savo įžvalgomis apie pokytį. O visiems, kas stebėjo gyvai, kas žiūrėsite įrašą, taip pat dėkoju, kad skiriate savo laiką ir pabuvote kartu su mumis šitoje valandoje apie pokyčius. Ir labai viliuosi be abejo, kad jeigu išsinešėt bent vieną idėją, kuri jums padės žengti to pokyčio, savo pokyčio link, tai šitos tinklalaidės idėja ir tikslas, tegu bus, yra pasiekti, vadinasi, prisidėjom prie kažkieno žingsniuko, mažiliuko žingsniuko pokyčio link. Tai ačiū visiems, kas stebėjo, kas buvo, dar kartą, Nijolė, ačiū tau ir kaip jau tapo tradicija, susitiksime po porą savaičių kitoje tinklalaidėje, 6. epizode su kita laidos pašnekove. Ačiū tau.